Gal tada pradėsiu. Labadiena visiems susirinkusiems. Norėtumėm pradėti viešą susirinkimą, pakartotinį, dėl vykdant teritorijų planavimo procedūrą, dėl detaliojo plano, Pagermonio kaime, Ponios Sendijų Prienų rajone. Detalus planas numato žemės paskirties keitimą iš žemės ūkio į kitą, inžinerinės infrastruktūros teritorijas, numatant galimybę statyti dvi vėjo jėgaines, kurios vienos galingumas yra 1500 kW arba 1,5 MW. O tos, kurios man pavyko pakviesti, tai pakvietėm Prienų rajono urbanistikos ir architektūros skyriaus vadovę Dalią Nežinenę ir pakvietėm uždarosios akcinės bendrovės Infraplanas specialistus, kurie reiškia rengė tiek poveikio aplinkai vertinimus, tiek poveikio visuomenės sveikatai. Atliko tos pačius skaičiavimus, kas liečia šešėliavimą, kas liečia triukšmus, kas liečia visus poveikius. Tai tada aš paprašysiu Dalią Juneliūninę apibendrinti truputėlį, kas liečia bendrąjį planą, kas liečia šitą detalųjį planą, pačią situaciją galbūt mažą. Kiek mes čia pažengę priekį? Taip, labadiena visiems. Labai smagu, kad tiek iniciatyvių žmonių ir kad jiems rūpi jų aplinka. Sveikintina tai yra. Tai norėčiau Jūs informuoti, kad detalus planas yra pradėtas rengti vadovaujantis Prienų rajono bendruoju planu, kuris yra patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos. Sprendiniai ir tikslai atitinka bendrąjį planą, ir procedūros buvo pradėtos rengti. Labadiena visiems, esu Rokas Radvilavičius iš UAB Infraplanas, poveikio aplinkai vertinimo. Būtent šitų jėgainių. Jau nemažą patirtį šitoje srityje dirba visoje Lietuvoje jėgainių statyme. Šičia procedūros visos prasidėjo nuo poveikio aplinkai vertinimo. Procedūros jau atliktos, tai buvo vertinama tada poveikis kraštovaizdžiui, triukšmas, šešėliavimas, kultūros paveldui ir daugeliu kitų elementų. Dabar atliekama yra poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kur dar kartą praktiškai visi tie patys elementai yra analizuojami, bet jau tiksliai žmogui, kryptingai, jau ne kažkokiam kraštovaizdžiui, ne kažkur, bet tiksliai žmogui. Atlikti yra kol kas visi skaičiavimai, kurie privalo būti atlikti pagal metodikas, pagal įstatymus. Šičia yra nustatomas sanitarinės apsaugos zonos pagal dabartinius galiojančius įstatymus ir sanitarinė apsaugos zona vėjo jėgainėm nustatoma pagal triukšmą. Nes triukšmas yra vienintelis reglamentuojamas poveikis, kuris gali būti kažkur viršnorminis ir kuris viršnorminis yra tenais tiesta vieta ir yra ta sanitarinė apsaugos zona. Šiuo metu sanitarinė apsaugos zona yra apie 75 metrus aplink vėjo jėgainės, toliau triukšmas tolygiai silpsta. Įvertintas taipogi šešėlių poveikis artimiausiam ir tolimesniems sodybom, bet šešėliavimo poveikis jisai Lietuvos įstatymais nereglamentuojamas. Todėl yra vadovaujamasi užsienio, šiuo atveju Vokietijos, kaip Vokietijoje yra priimta, kokios tos normos, kiek to šešėlio žmonės gauna, kiek to mirgėjimo. Ir kiek jisai jos gali pakenkti. Taipogi yra išanalizuoti infragarso poveikiai. Infragarsas, kadangi jisai nemodeliuojamas, o jisai tik tai matuojamas jau esantiem objektam, tai imti irgi užsienio analogai. Lietuvoje tokių skaičiavimų nėra atlikta. Mes kontaktavome ir su Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, kurie didžiulius parkus analizuoja, daro ir tikrina. Lietuvoje nėra tokių tyrimų atlikta, tai teko irgi užsienio literatūrą vadovautis ir keliais šaltiniais, kur vienas iš jų yra analizuota 10 vėjo jėgainių parkų, tokių mažų kaip šičia 2 jėgainės, tai parkais niekas nevadina ir užsienyje per daug neanalizuoja. Tai 10 vėjo jėgainių parkų buvo infragarsas analizuotas, jisai jau 100 metrų normų neviršyje. Tai šitos 2 jėgainės irgi jos
su sąlyga, kad jos ir mažesnės, ir jų mažiau yra, tai 100 metrų ir pragarso kažkokiu viršymu tikėtis neverta. Klausimų. Aš gal iš karto užduosiu tokius klausimus. Sakykime, jeigu bus statomas vėjo jėgainės, tai iš karto kyla tokie klausimai, kokia nauda, reiškia, būtų iš to, paskui klausimai būtų tokie, kokie neįgiami poveikiai. Jūs dabar sakot, kad buvo viskas analizuojama, bet yra tokia patirtis kaip, reiškia, kaip Europos šalių, reiškia, tos pačios Vokietijos, kur poveikis vėjo jėgainių, vibracija, reiškia, triukšmas ir taip toliau. Žmonės aplinkiniai gyvenantis atsiliepia neigiamai tos dalykus. Tai yra psichologinės problemos, tai yra gyvosios faunos problemos, reiškia, ir taip toliau. Ir tai ne 600 metrų, bet rekomenduojama ir 2 km, ir 75 km, priklausomai nuo vėjo jėgainės dydžio ir taip toliau. Reiškia, kaip jūs pakomentuotumėt, reiškia, gal pradėkit nuo naudos, o paskui, kad mes galėtume padiskutuoti kažką tai. Nauda tai čia turbūt respublikinių mastų yra. Jūs kalbate dabar Lietuvos, jūs kalbate tais klausimais, reiškia, kas Lietuvoje. Darbo vietų papildomai, aišku, jinai nesukurs tiesiogiai. Nu tai kokia nauda, sakykime, iš to žmogui? Ar daugiau naudos, ar daugiau reiškia neigiamų variantų? Naudos kažkokios nebus. Nemanau. Tik tai reiškia, tik tai neigiami variantai. Tai yra dalykai, kurie dar pilnai neišaiškinti. Visi neigiami variantai, tiek biologiniai, va paminėjot, įvairoviai. Biologinė įvairovė, kaip ir minėjau, jau yra atliktos analizės visos, būtent šitų jėgainių, būtent šitoj vietoje. Ir viskas tvarkoj. Ir regiono aplinkosaugos departamentas pastabų neturėjo. Kažkodėl tai internetiniuose puslapiuose visai kitaip prašo, reiškia. Aš nežinau, yra vietų, kur, pavyzdžiui, regioniniuose parkuose, pajūrio regioniniam parkai, kur yra migruojantis paukščiai. Tokiose vietose taip, tos jėgainės yra blogai pastatytos, jeigu keista, kas jas leido pastatyti. Čia yra labai detaliai, labai kompetentingai žiūri tiek regiono. Dabar sakykit dar vienas dalykas, jeigu, reiškia, nėra jokios naudos, nei ekonominės, nei kokios, reiškia, o tik tai neištirti, dar ten negalima statyti, kur yra regioniniai parkai, reiškia, gal aišku, čia ne regioninis parkas, bet mes vis tiek neturėsim naudos jokios. Turėsim tik tai neištirtus, gal patikrintus ir pagal reglamentą leidžiamus, reiškias, variantus. Tai koks tikslas žmonėms sutikti su kažkokia, reiškias, rizikos faktoriais? Gal taip atsakykite tokį dalyką, kokia jums nauda, kad kažkas tai už 10 km ar Kretimam kaime pasistatė namą, jokios, tai gal neleiskim tam žmogui tam to namo statyti. Triukšmas yra reglamentuojamas Lietuvos įstatymais, mes visi, manau, laikomės tų įstatymų. Yra atlikti skaičiavimai, kur tas triukšmas viršė. Turėkite omeny, kad tos jėgainės triukšmą darys tik tada, kada pūs vėjas. Jeigu nepūs vėjo, bus jeigu ramu aplinkui, jos maksimalų triukšmą, jos skleidžia tik tai prie maksimalaus vėjo. Ties 8 metrais per sekundę. Ties 8 metrais per sekundę jūs tų jėgainių jau nebegirdėsit, net taip labai arti stovėdami. Nes jau foninis triukšmas, oro... Dabar jums... Dar vieną klausimėlės bus. Jūs tik tai turite tokius dalykus, kad sveikatos institucijos, reiškia, patvirtino. Kažkodėl tai mes nematom sveikatos institucijos atstovų. Dar nepatvirtino. Mes nematom čia atstovų sveikatos institucijų. Ir sakykime, dabar aš irgi domėjausi dalykais, tai yra žmonės gyvenantis netoli vėjo jėgainių, reiškia, ypač ir seni žmonės, tai skundžiasi ir psichologiniais sutrikimais, ir nemiga, ir taip toliau. Reiškia, ir tai viskas aprašoma. Reiškia, ir tai yra faktai. Reiškia, jūs kalbate apie tokius dalykus, kad žmogui leisti kažkur tai pasistatyti namą, tai yra vienas dalykas. Bet, reiškia, mes nenorėtume, kad jeigu mes turėtume kaimyną, reiškia, debošyrą, reiškia, kuris kelia skandalus ir taip toliau, ir dar, sakykime, būtų ten kiti faktoriai, tai kas turėtų to visi? Visi tie faktoriai, poveikiai visi, tie, kurie reglamentuojami, tuos, kurios privaloma, tie, kurie patvirtintas jų poveikis yra,
Visi yra išanalizuoti ar vienoje ataskaitoje, ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje. Pasiskaičius tą jūsų sveikatos dokumentą, kuris te užima daug lapų, pirmiausia yra tai, kad visa jėgainių tas apskaičiavimas yra pagal naujus jėgainių modelius, tuos, kurie naujai yra. Ta prasme, pas mumi parvežama iš Vokietijos statomi seniai. Pagal ką jūs skaičiavo tada? Įmame blogiausią scenarijų. Visi skaičiavimai jėgainės yra statomos senos. Viskas aišku. Dabar toliau. Viskas ten yra apskaičiuota sveikiems žmonėmis, taip? Įvairiai. Ir antros grupės invalidą, trečios, pirmos ir visiems tie apskaičiavimai tinka. Marykim žmonės. Dabar tuose sveikatos lapuose viskas parodyta, kas yra prie Garliavos, Linksmakalnio išlaužų ir dar tek prie Garliavos 11 km. O kad už 2 km Pakonių mokykla, Pakonių miestelis, Pakonių ambulatorija tyko, kaip tvora užtverta. Tas kelias, kuris eina į Laukiškės, tai yra taip kaip kalėjimo tvora. Kita pusė kelio stovi ir Gudauskas Algis, kuris yra ir antros grupės invalidas žmogus. Ir tiek pat kilometrų kaip iki mūsų sodybos, ten plane neegzistuoja šitas kampas. Jau papildyta, tai vat ir aišku, kaip iš ausies visi dokumentai daroma. Paėmus Klaipėdos dokumentus, kuriuos darė šitas infraplanas, tokį patys, tik tai, net kaimai sumaišyti. Pavyzdžiui, aš gyvenu Dvylikų kaime. Man rašo Balsėnų kaimas. Kodėl? Aš dabar nežinau, kur aš gyvenu. Aš niekada negyvenau Balsėnų kaime. Tai jūs žiūrėkit, kur žmonės gyvena, kur aš kreipsiuosi, kai man reikės kuo nors įsireikalauti, ar moralinės, ar kokios žalos, kur aš dabar gyvenu, sakysiu, tu ten negyveni. Ir mano pasai, ir mano gimimo metrikai, viskas yra. Toliau. Va čia ir parodo dar tokį atmestiną darbą dokumentų. Popierinį analizavimą. Čia taip, popierinį paėmiau, parašiau, viskas tvirtinau, perėjom per Alytų, per sveikatos centrą, viskas patvirtinta ir visi žmonės nurašyti nuo žemės paviršiaus. Toliau, Dvylikių kaimas yra už kilometrų. Ir jo nėra ten dokumentų įsiminima. Jo, už kilometrų yra Dvylikių kaimas. Kai yra per griovį tik už 100 metrų Dvylikių kaimas. Tai parodo jūsų kompetenciją tokiem dokumentam rašyti. Toliau... Pakonio mokykla 3 km nesiekia. 2,2. Ji nevardyjama. Linksmakalnio ambulatorija yra tokia. Ir darželis yra, ir išlaužas. Mokykla už 5-4. Kodėl šitai padaryta? Kas norima paslėpti? Čia visiems aišku. Toliau tas detalusis planas, kurį yra tenai ant stalo. Ir aš niekaip neįsiaiškinu. Ten yra visas, čia jau ne jumi turbūt, bet viską kartu pasakau. Ten yra 11,44 H. Tas visas plotas paimta ir atkirsta. Va dabar tas kaip geltonas pakelkit. Atkirsta tiesiai į Dereškevičiaus sklypą, nes ten, manau, yra už to griovio 2 hektarai. Kad nesiliestų su šitą teritoriją, kur statomos jėgainės ir nereikėtų mane tenai klausti ar šnekėti su manim, reiškia atkirtų, padarė, ta žemė dabar liko Vaicekauskų. Tai ta 11 hektarų yra, reiškia visa žemė. Kodėl dabar te geltona, o tas kampas nerodomas, kuri yra net apsauginė net zona 75 metrų įeina. Į tą neparodytą Vaicekausko žemę. Kokiu tikslu dabar jį tenai, va ten. O nes ten yra kažkur tai už brūkšnio mano žemė. Aš tai ir noriu už tai, kad viskas daroma šešėlį ir viskas nori žmonėse aplinka gestų. Jeigu dabar pradėsiu apie adresus. Daugeliu atveju tos jėgainės yra statomos ne miestuose, kur yra gatvės, yra adresai ir namo numeriai, bet yra užmiesčio teritorijose. Yra įprastas dalykas, kad namai tenais neturi, net ir nėra aišku, koksai kaimas, registrai yra įrašyta vienai, rasti reikia kitur kitaip, žemėlapiuose tas kaimas vadinasi dar kitaip.
Lietuvoje nėra reglamentuotos vėjo jėgainių sanitarinės zonos. Taip kaip būna kapinių apsaugos zona arba kažkokios taršos šaltinių apsaugos zona. Dėl to, kad nustatyti sanitarinės zonas vėjo jėgainių ir yra atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Gerai, tai aš dar pakartosiu tada klausimą. Norėčiau pakomentuoti šitokį dalyką, kad dabar lyg tai, aš kaip žinau, tai vėjo jėgainės vežamos iš Vokietijos, kur senos jėgainės yra griaunamos, nes jų yra atsisakoma jau Vokietijoje ir pas mumis jos statomos, reiškia, ar yra tai teisybė ar ne? Lietuvoje yra įmonių, kurios naudotas jėgainės stato. Ten, kur atsisako tas jėgainės nėra priimtas sprendimas, naudotos ar naujos, gali būti ir naudotos. Iš visų tų dalykų galima daryti išvadas, kad sakau, kad aš dar kartelį kartuojuosi, kad Lietuvoje reiškia įstatymai ir reglamentai leidžiami. Ir mes vežam iš ten, kur jau neleidžiami tie reiškia dalykai ir atsisako. 70% Lietuvos gyventojų važinėja 13 metų senumo automobiliais, tais pačiais mokesčiais. Čia kaip pavyzdys. Čia dabar iškilo diskusija, kaip gyvensim mes po tuo sparnu. Jie mums aiškina, kad tai labai gerai ramu. Diskusija vyrauja toliau. Mes pakvietėme mintimi, kaip ten gyvensim, kai jau ateis tie mūsų sparnuoti draugai. Tai atvyko svečių iš Pajūrio, prašom pasidalinti mintimis, tai tada jums bus aiškiau, kas mūsų laukia. Taip, prašom. Kuris drąsiausias? Galiu aš biškai Remigijus Vytautas. Gal turi Remigijau? Darius. Prašom į priekį. Prašom. Čia žmonės gausiai susirėmė. Priglaučiam, turim tiesę, priglaučiam. Labą dieną. Mes esam iš Pajūrio atvažiavę tris, kaip sakant, žmonės, kurie atstovaujam Pajūrį. Be to, aš pats kaip atstovauju bendruomenę asociaciją Nepavėjų pirmininkas esu. Mes esam, kaip sakant, susivieniję. Kaip pat dabar, jeigu šiandien paėmus, kaip pusė Lietuvos esame, kurie nekovojam, bet stengiamės žmonėm išaiškinti, kas tai yra vėjo jėgainės. Ir kaip čia sakė, kaip supratau, vėjininkų atstovas, kad tos vėjo jėgainės duoda daugiausiai neigiamą poveikį. Labai teisingai pasakė, neigiamą poveikį duoda. Mes pas mus, tai yra 3 parkai Šilutės rajone pastatyti. Nė vienas parkas, jeigu mes domėjomės techninę dokumentaciją, nė vienas nėra teisiškai pastatytas. Šiandienai mūsų bendruomenė Vilkyčių Viltis yra statomas 40 MW vėjo jėgainių parkas, esam teisme. Dabar visi metai mes kaip esam tik paruošimuosius teismuos, tik dabar nuo vasario 19-20 dieną bus 2 dienas teismas, kurios mes spręsim mūsų parko likimą. Šiai dienai tas parkas mūsų jau dirba nuo rugsėjo mėnesį ir gamina elektrą, nors mes esam teisme. Čia pas jūs aš jaučiu irgi lygiai tas pats bus, nes vėjininkai nieko nežiūri, jokius įstatymus, nieko ir nekreipia, taip kaip dabar, kad sakė, poveikio vertinimas yra atliktas. Nieko jis nėra atliktas yra. Lygiai tas pats, kas pas mūsų yra Pajūrė atlikta, lygiai tas pats yra. Pas mus dar statomas yra, kaip sakant, tik tai 79 metrai vėjo jėgainės aukštis yra. Yra ant popieriaus parašyta yra, o pastatyta yra 113, iki gondolos yra aukščio yra. Sparnas 40, gaudas 163, nes net pažeisti yra pagal statybos leidimai, duoti 150 metrų, net vėjų jėgainių aukštis yra pažeistas. Tai nieks nieko nežiūri iš vis. Čia pas jūs, kai dabar rašoma, supranti, kad yra statomas. Yra dabar statoma 2, 3 vėjo jėgainė, 1 dar nestatoma. Po kiek praeis laiko bus ir 3 ir visas parkas čia bus pastatytas ir daugiau čia. Nes poveikio vertinimo ataskaitoje yra parašyta, kad šiai dienai jūsų bus 2 jėgainės, o perspektyvai numatoma, kad 10 km spindulių bus jų labai daug. Labai daug. Taip, kad žmonės jūs labai teisingai reiškia ir taip toliau. Kas pas mus dabar reiškiasi dėl tų vėjų jėgainių? Kaip sakė dabar poveikio vertintojai, sakė, kad su Klaipėdos higienos centru bendravo. Labai gerai, kad bendravo, bet mes irgi taip pat bendravom, nes mes buvom pačiuose matavimas, kad atvažiavom į Mockių parką, į Tauragės šito parką atvažiavom matuoti ir gavo, kaip jie matuoja. Jie matuoja tada, kada mes juos įsikviečiam, kada vėjo iš vis nėra, o tos kaip šiandien oras, atvažiuos matuoti, kada nėra iš vis vėjo nėra.
Ir kas svarbiausia, dar vėjininkam yra pranešama, kad atvažiuos Klaipėdos higienos centras ir tos vėjo jėgainės dar sustabdomos daryti. Ir gauna ribinius parametrus, ribiniai, kada, ką galima žmogus gali kitaip, kada nėra vėjo, nieko nėra, vėjo jėgainės sustabdytos yra. Tad lygiai tas pats ir pas jūs bus, visoje Lietuvoje tas pats yra. Ir pavyzdžiui, dabar žmonės, kurie ten gyvena prie Vilhelmo kanalo, pas mus prie Klaipėdos, yra kilometras 240. Tai moteriška kreipėsi į daktarus, tai jie pasakė, mes savo moterišką nieko negalim padėti, kadangi tu gyveni prie vulkano. Jie siūlėsi kelti lauk, paliks sodybą ir važiuoti toliau. Tai kilometras 240. Toliau prie Vilhelmo kanalo dar kita juristė mūsų gyvena. Dirba advokatė, taip toliau, jos atstumas yra 840 metrų. Jinai nemiega naktim. Jin važiuoja į darbą, autobusą užmiega, Klaipėdoje atsibunda. Arba priešingai, važiuojant iš darbo, pravažiuoja net namus. Nu dabar jau sako, pabiškai aklimatizuojas, bet sunkiai. Nieko čia jūs, kad pavyzdžiui, tas programas, kokius parametrus jie įveda, kai skaičiuoja. Nieko jie nesako. Koks vėjas, ar lyja, ar sninga, ar kas, nieko nepasako pagal tos. Nieko, jūsų tos ir poveikia. Galima pasisakyti. Prašom. Ir aš sakau, kad nieko gero jūs nelaukia, nes pas mus dabar 29 šių mėnesių atvažiuoja Komskis, turbūt pažįstat, su visa svita, iš vyriausybės atsiveš tenai, pas mus naujas parkas, Dičiliuose yra. Ten yra, kaip sakant, 21,6 MW. Poveikio vertinimo iš vis nieko nėra, kada priklauso daryti jau. Kada yra daugiau negu 20 MW, mažiau negu 300 MW. Privalomas į poveikio vertinimas atlikimas. Netliko nei poveikio, nei žmonių, nepaklausė nieko. Šiai dienai mes buvom sudarę, nuvažiavę, tai ką žmonės? Lovas pasikėlė ir ant šitos kaip tos putoplasto, kad nedrebėtų lova, kad būtų galima miegoti. Atstumas yra 640 metrų yra. O tai lygiai kas jūs liečia, lygiai tas pats. Ir jūs gausite savo lovos, kur reikia pasikelti ant putoplasto. Aš to nesakau, nes infragarsas, žemė to nesieina, tik vienai visur kiek kitaip. Marija, šešėlė. Dėl ataskaitos norėjau šitos, jūs dabar, aš čia iš vietos, aš tiesiog klausimą. Daro poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ataskaitą. Reiškia, jūsų tos ataskaitos tikslas yra nustatyti poveikį visuomenės gyventojų, tai yra žmonėms ir aplinkai. Dabar jūs sakėt, nustatėt jūs sutinkamai su visais metodika, kad sanitarinė apsaugos zona nuo vėjo jėgainės yra 75 metrai. Atrodo, už 75 metrų to poveikio kaip ir nebūtų, arba jis yra minimalus. Bet jeigu jūs skaitot įstatymą, jūs dabar, aš žinau, yra modeliuojama, aš pats esu modeliavęs ir galiu gauti modeliuodamas rezultatą, kokį nori, priklausomai kokio man reikia, kokį reikalaus užsakovas. Bet problema yra ta, kad, ką čia norėjau sakyti, kad šitą modeliavimas pats jis nieko neduoda. Dabar jūs vadovaujatės higienos normų, atseit įstatymų, bet tam pačiam įstatymė, poveikio aplinkai vertinimo įstatymė ir metodinios nurodymos yra dar tokie punktai, kaip jūs privalot įvertinti poveikį. Ne vien tik tai konstatuot pagal modeliavimo rezultatus, kad higienos norma nėra viršijama. O yra tam tokie dalykai, kad jūs turit atsižvelgti mokslinius tyrimus, epidemiologinius tyrimus ir įvertinti poveikį žmonių sveikatai, įskaitant poveikį ir toms jautrioms triukšmui žmonių grupėms. Dabar, ar galima teikti, kad po jūsų, kaip jūs rašot paskui išvaitai, higienos norma neviršijama, neigiamo poveikio gyventojų sveikatai nėra. Higienos norma yra 45 decibelai. Dabar aš paskaitysiu 45 decibelai pasaulio sveikatos organizacijos išvada. Čia ekspertai jau. Toks triukšmas sukelia ryškų neigiamą poveikį sveikatai. Dauguma tokio triukšmo veikiamų žmonių priversti prisitaikyti ir kęsti triukšmą. Jautrioms gyventojų grupėms tokio triukšmo poveikis yra labai sunkus.
Tas sunkus, čia iš anglų kalbos išverčiau sevietas. Čia yra pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų duomenys. Toliau, šita išvada yra industriniam triukšmui. Industrinis triukšmas, jūs irgi, jeigu jūs esate ekspertai, jūs turite žinot, kad vėjo jėgainių triukšmas yra nepalyginamai daugiau veikiantis gyventojų sveikatą dėl savo žemų dažnių, ką irgi siūlo atsižvelgti pasaulio sveikatos organizacija, dėl impulsinio to pobūdžio amplitudijų moduliacijų ir taip toliau. Jau šitas industrinis triukšmas rašo, kad sunkus poveikis. O vėjo jėgainių poveikis faktiškai prasideda nuo 30 kartų pagal intensyvumą mažesnio triukšmo. Tai yra panašiai 2 kilometrų atstumų žmonėms vyksta jau nuolatinis erzinimas dėl triukšmo poveikio. Kodėl jūs tokius dalykus nesižvelgiat? Jūs juk jeigu jūs objektyviai ir sąžiningai vertintumėt, jūs turėtumėt tuos dalykus, juk jūs turėtumėt literatūros skaityti, esat mokslininkai. Tai jūs, kaip matau, pasiskaitę, sako 45 decibelų. Būtent nuo 4, tas sanitarinė apsaugos zona į vyrų uždėta. Kur tie 40, virš 45. Kur jau nebėra, tas, kaip ir sakėt, reglamentuojama Lietuvos higienos normose, nes tai yra, kaip ir sakot, visuomenės sveikatos organizacija sako, kad čia yra pavojinga. Taigi infragarsas. Infragarsas irgi yra atsižvelgta ataskaito aprašyta. Organizacija nuo 40, aš ką perskaičiau nuo 40 triukšmų. Jeigu jums įdomu, galite tai parodysim ties, kur 40 decibelų yra triukšmas, visas tai yra sumodeliuota. Aš turiu krūvą dokumentacijos, mokslinių tyrimų, yra įvairūs atstumai. Aš asmeniškai, tai žinau, kad jūsų šitą informaciją turbūt kokį 4 kartą girdžiu. Tiek seminaruose, ne man išvadas reikia daryti. Jūs, aš savo 4 kartą girdžiu, bet jūs važinėjat po Lietuvą ir visą tą patį kalbą. Jūs gal geriau, kaip visą tą patį jūs važiuokit. Ne, jums visus šitus klausimus, kas liečia pajūrį, jau visi yra atsakymai. Ir jums argumentuotai, su visais tyrimais, į visus jūsų klausimus jau yra atsakymai. Tiek FOEnergy įmonė, jūs ten pykstatės, kariaujat, negavot kažkada, tai užtat ir sakykim taip elgitės. Bet aš ką norėjau pasakyti. Jūs labai gražiai kalbat, Gina, dabar tai, kad čia triukšmo nebus, nes jūs pamatavot. Įdomu, ką jūs matavot ir kokį triukšmą jūs skaičiavot, kai dar šiai dienai ir projekto rengėjas, jisai sako, o mes nežinom, kokią jėgainę statysim, padėvėta ar ne. Kiek jinai bus padėvėta? 5 metus sukta, 7 metus sukta Vokietijoje ar Olandijoje. Niekas neaišku. Jūs nežinot netgi, ką matavote, nes kaip jūs galit matuoti, sakykime, maksimaliai pavojingą ribą, jeigu jūs nežinot apskritai, kokia ta riba to atidirbusio mechanizmo yra. Apie tą patį modeliavimą. Apsidžiaugiau, kad yra infraplano atstovai, tik nuliūdau, nes kai pristatė, kad jūs rengėt skaičiavimus triukšmo ir šešėliavimo, čia buvo parašyta, kad Mantas Tinkaitis rengė, tai ne jūs darė konkrečiai šitą projektą. Bet man kas buvo labai įdomu, kad jūsų įmonė darė poveikį visuomenės aplinkai ir Stakliškių seniūnijoje. Tenai tik tai skiriasi, kad jėgainės galingumas yra iki 1 megavatų. Čia yra iki 1,5. Ir iškyla klausimas, ir tenai jėgainė skleidžia 98 decibelus, ir čia 98 decibelus, nors jūs sakote, ėmėt maksimalius. Internete nėra jėgainių skleidžiamo garso taip plačiai paskleista, bet kiek man teko susižiūrėti tyrimus, kur buvo parašomas konkrečiai jėgainės modelis, koks 1,5 megavato radau tyliausia 101 decibelų. Neradau nei vienos 98. Aišku, gali būti, gal naujausi modeliai turi 98 decibelų garsą. Lygiai tas pats, kaip ir žoliapjų ateinant į parduotuvę pirkti, yra 98, tas pats dydis 102, 103. Jūs plane šitam nurašot, kad bus galingumas iki 1,5 megavatvalandės, kaip jūs galite ištirti ir imti kaip konstantą 98. Ir kitus planus žiūrėti. Visur yra nurodyta, kad prie 8 metrų vėjo.
yra toks ir toks jėgainės garsas. Nes kiek skaičiau, kiek domėjausi, jau nuo 20 metrų vėjo jėgainės pačios stabdos. Tai ir dar norėčiau papildyti Klaipėdos atstovus, kaip ir minėjo, kad važiuoja tikrint sveikatos centrai jėgainės, tai pagal įstatymus Lietuvos yra privaloma pranešti tikrintojui, tam tikrinamajam objektui, kad atvažiuos tikrint. Visos jėgainės yra valdomos, ne čia bus valdomos, o bus Vilniuje valdomos. Jo, ir pasakys, kad va, tada ir tada tokią dieną, tokią ir tokią valandą atvažiuosim. Jėgainė galima, jinai gali ir suktis, bet jinai gali negeneruoti pilnos galios. Ir atitiks tas visas normas. Vienas iš, pasižiūrėjus šitą planą, kai tik tai pirmą kartą gavau į rankas ir dėl tos pačios sanitarinės apsaugos zonos, buvo pirma mintis. Į šitą apskritimą nežiūrėjau, žiūrėjau tas, kuris patenka į sklypą. Jos reikėjo 75 metrų, kad nereikėtų va šitų sklypų sutikimo. Ir tas visas tyrimas padarytas. Aš galiu dar toliau truputį pratęsti, nes jūsų tenai aš neskaitysiu, labai trumpai tik tai papasakosiu. Jūs ten išvadas sakot apie sanitarinės zonas, kad buvo įvertintas visas foninis triukšmas, viskas, bet kaip ir namų kai kurių nebuvo numatyta, lygiai taip pat yra numatyta, kad 130 kelias Kaunas, Prienai, Marijampolė nuo šitos vietos yra nutolęs 4,6 metrų. Tai jūs vis tiek modeliuodami 4,6 jūsų šitam parašyta. Ten parašyta metrų. Gerai, bet modeliuodami situaciją, ką jie įvedė į sistemą, kai modeliavo, nes tas kelias skleidžia triukšmą. Nu. Galiu pasakyti dar aš. Dabar pas mane guli, statyta naujoji ranga ruošėsi darė, ir Švarplienė visur jau čia kaip vyriausioji specialistė per visus va šituos 3 projektus. Čia buvo tie projektai Lazdijų rajone, Nemajūnų kaime, dabar įdėta toj lentelėj bus statomas modelis, galingumas 225 kW, stovo aukštis 30 metrų, sparnuotės diametras 29 metrai, o skleidžiamas triukšmo lygis 98 decibelai. Klausykit toliau. Kalaukit, aš viską išvardysiu. Dabar bus statoma 4 jėgainių Graužiškių, Vilkaviškio rajono Graužiškių. Toliau. Galingumas 250 kW, stovo aukštis 40, sparnuotės ilgis 29, vėl 98 decibelai, ne? Pas mumis statoma, jau pas mumis kitas projektas. Vėl Švarplienė čia visur. Toliau statoma pas mumis Pagirmonių kaime. Vėl tas pats. Vienu žodžiu 1,5 kilovato. Megavatų, jau 6 kart galingesnė. Stovo aukštis 98 metrai, sparnuotės diametras 80 metrų. Triukšmas decibelais neviršys 98. Tai kas čia to projektai? Ir vėl Švarplienė. Tai koks jūsų Aš ten arčiausiai gyvenu. Ką daryti būbliui, kuris yra antros grupės invalidas, yra stimuliatorius. Aiškiai parašyta pažymėjime, kad negalima prie didelio galingumo generatorių tokiam žmogui gyventi. Kur jam dėtis? Kitoj pusėje kelio, kuri nepažymėta sveikatos lape, tam visai yra irgi už tiek pat metrų kita sodyba, irgi antros grupės invalidas, jaunas vyras, va sėdinti šičia invalidumą gauna, kur jam dėtis? Motina ant elementų. Kur jam dėtis? Kas dėtis? Mūsų šalia esantis Šilutės rajone Mockių kaimas, tai va būtent buvo situacija, žmogui pasileidus vėjo jėgainėms, ištiko infarktas, ten jam širdis pablogėjo. Ir daktarai atsisakė jam dėti stimuliatorių, vien dėl to, sako, jeigu tu nepakeiti gyvenimo vietos, prie jėgainių tau dėti jos negalima. Nu, žmogus amžinatilsį jau.
Va taip, čia ne iš piršto. Dabar mano kaimynas tas sparnuotas aiškina, kaip bus gerai, įrodinėja visokiais teisiniais, visko, kad čia taip gerai bus. Jeigu būna gerai, jūs sutikit su manimi, ar nesutikit. Jeigu būna gerai, žmonės nesiskundžia. O kai dabar yra plačios galimybės susipažinti su visų tuo reikalu, tai yra internetas tam reikalus. Pradedam domėtis ir ar ten gerai, nu ir randam tokių ir gerų atsiliepimų, jei būna gerai, bet būna, kai blogai žmonės skundžiasi, sako taip, kaip yra. Dabar žiūrėkit, Vokietijoje yra toks dalykas, jau naujausia vyriausybė jau pradėjo išgirsti, jau ten statė, prisistatė tų elektrinių, ten visko būna, tų vėjo jėgainių ir vyriausybė net ten susidomėjo, pradeda įvedinėti saugiklius 2-3 kilometrų nestatyti, nu kad nuo gyvenviečių, nuo tų. Dabar daėjo Vokietijoje iki to, paskutiniais iš interneto duomenys skaitėm, kad šitą iškeldina sodybas, suteikia kitą gyvenamą vietą. Tai ir mes jau laukiam šito. Kada už kiek metų mes jau kiek kas lips dar kantriausi, mumi turės kažkur jau galutinai iškeldyti, nu jei neįkapos. Toliau, artimiausi kaimynai mūsų, Lenkai. Artimiausi kaimynai Lenkai. Jeigu mes su jais pačiais susisiekėm, aš pati, ir jie būtų ir šiandien susirinkime dalyvavę, nes jau ir ten yra tų vėjo jėgainių, bet per vėlai Punskas, ten ir kiti, išvažiavę į kitą susitikimą ir mes per vėlai pakvietėm, kad, nu, papasakotų, kaip Lenkijoje yra. Ne tik jau čia Pamarys užgrobtas. Nu ir jie atsiuntė mumi, studijavom jie reikalavimus iškėlė ir toliau didelės, paskaitysiu tokias mintis. Didelės vėjo jėgainės pastatytos arčiau kaip 2 kilometrai nuo gyvenvietės kelia didelį pavojų ne tik sveikatui, neigiamos pasekmės gali būti šios. Jie skundžiasi. Natūralus gamtovaizdžio sudarkymas, kas sumažintų turistų srautą, čia Punsko savivaldybė, žlugtų kaimo turizmas, nukentėtų barai, restoranai, nu viskas. Dideli jėgainės statybos kaštai lyginant su efektyvumo, dėl ko iš tikrųjų pakiltų elektros kainos. Lenkai nustatė. Naikinamos natūralios sąlygos augti augmenijai, veistis ir gyventi paukščiams ir gyvūnams. Neigiama įtaka plėšriesiems paukščiams, vanagui, pavyzdžiui, gandrams net 5 km atstumu aplink jėgainę. Bičių irgi nesitikėkit turėti. Neigiama įtaka klajokliams paukštėms, gervėms, žąsims net iki 20 km. Kai mūsų raiste labai gražiai raudonojo knygoje įrašyta pilkoji gervė. Besisukantys sparnai dėl aerodinaminio pasipriešimo sukelia nepakenčiamą triukšmą, o monotoniškas garsas neigiamai veikia žmogaus psichiką. Susidaro infragarsai, kenksmingi žmogaus organizmui. Aplink vėjo jėgainių kompleksą pastebimas žymus žemės vertės sumažėjimas, nieks jos nenori pirkti, nestabilus energijos šaltinis. Vis tiek reikia papildyti tradicinių elektrinių teigiamą energiją. Kai Lenkai turi anglių, jie pakuria tą elektrinę, kad stabilumą laiduose išlaikytų, jie pakuria anglim. O mes ką pakursim, vėl pirksim iš Rusijos dures ir pakursim. Ir skaituosi, darysim pigesnę elektrą. Toliau. Neigiama elektromagnetinių lauko įtaka vietiniai ekosistemai ir žmonėms. Išnyksta sliekai, kiti gyvūnai. Bitės nepataiko grįžti į avilius ir šeimos pražūva. Pablogėja televizijos, radio ir telefonų bangų kokybė. Susidaro mirkančių šešėlių efektas, o naktį mirksi perspėjančios apie pavojų šviesos. Nuo sparnų atsimušus šviesa dieną vargina. Važiavom per vakarę, jau grįžom iš Pajūrių, nuo raudonų žiburiukų šviečia ten sočiai. Sukelia vėmimą ar nemigą, kas įsekina organizmą. Perkūnijos metu padidėja elektros iškrovų pavojus, nes į jėgaines dažnai trenkia perkūnas, kas sukelia įvairias avarijas, o sparnų nuolaužos gali atsidurti labai toli ar į ką nors pataikyti. Žiemą apledėję sparnai kelia pavojų tiek aplinkiniams gyventojams, tiek gyvūnams.
Sukantis sparnams yra užmušami paukščiai, vabzdžiai. Savivaldybė gali būti apskųsta gyventojų, kurie patyrė žalą ar prarado pajamų šaltinį ir siekia, kad būtų atlyginti nuostoliai, o šie reikalai baigėsi teisme. Pastatyta vėjo jėgainė iškart blokuoja naujas statybas, 500 atstumo nutempta zona yra. Negausi leidimo statybai, o tai reiškia, kad nustos plėstis kaimų sodybos, kaimo turizmas. Tai kur ūkininkauti ir kur gyventi, kai statiniai pasens, išgrius, o mes į kapus ir atiduodam savo kraštą. Tai ką, liekam svetimi savam kaime? Nu, va, pridursiu dabar Delfi vakar, kur japonai stato vėjo jėgainės. Didžiulis vėjo jėgainių atviroj jūroj, Fukushima nusvilo, stato. Statykit Baltijos jūroj, 1000. Nebuvau specialistas, bet darausi specialistu. Pradėjau gilinti, skaityti. Tai, vat ką aš iš karto galiu pasakyti, reiškia, va šitą situaciją valstybės laikraštis tai vadina energetinis beprotnamis. Čia tiesiog galėčiau pasakyti ir daugiau kalbėti. Kad aš pasižiūriu, žinokit, va tą atrankos išvadą regiono departamento, nu, nenoriu įžeisti, čia jų ir nėra atstovų, bet čia yra 4-oko jaunųjų gamtininkų būrelio referatas. Tai iš tikrųjų, mes jos, sakykime, nu, jūs tiksliau ir mes kartu pražioklinom ir iš tikrųjų per tą reikiamą išvadą neapskundėm. Tačiau Lietuvos aukščiausias teismas, kada dabar uždraudė Danom kiaulių fermas pastatyti, aiškiai suformulavo teisminę praktiką ir pasakė šitaip. Teisė į saugę švarę aplinką senaties termino nėra, todėl mes nieko nepražiopsojom dėl šito. Aš taip manau. Reikėtų pataisyti, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad žmonės susivienijo, man kaip seniūnui tai tikrai yra labai malonu. Aš nedalyvau šitam procese, nieko neinspiravau, bet tikrai palaikau jį. Čia ponas iš vėjininkas sakė, kad atsako jie į visus klausimus, bet man dar nėra niekas atsakė į jokį klausimą ir paprastai diskusijos nevyksta. Yra tiesiog ekonominė afera. Jeigu būtų tik ekonominė afera, tai dar būtų nieko, bet tai yra toks nusikaltimas prieš žmonės, tai yra tiesiog nelaimė žmonėms. Tuose rajonuose, kur yra pastatytos, tikrai žmonės kenčia ir čia nėra jokių abejonių. Visam pasaulyje kenčia, jūs nueikit internetą. Dabar aš pats esu iš Klaipėdos rajono, kuriame kaip ir Prienų rajone dar nėra pastatyta nei viena vėjo jėgainė. Ir tai buvo padaryta dėka žmonių aktyvumo. Bendruomenės labai aktyvios ir priešinosi tom statybom. Ir manau, kad jūs irgi gali dar tuos dalykus gana normaliai išspręsti, civilizuotai. Tiesiog reikėtų, kad inicijuotų savivaldybei tokį monitoringą, laikiną vėjo jėgainių monitoringą. Jūs turit bendrą planą, bet bendras planas nėra pakankamas dokumentas, kad išdėstyt vėjo jėgainės saugiais atstumais nuo gyventojų ir nepažeidžiant aplinkos. Dvylikių kaimo bendruomenė, asociacija Dvylikių kaimo bendruomenė ir žemiau pasirašę gyventojai. Čia, kurios direktorė aš esu, naujai įkurta bendruomenė. Mes dirbome ir išstudijavome jų pateiktą medžiagą ir viską tada perskaitau, kokie yra motyvuoti pasiūlymai ir pastabos. Jūs paruošim ir galite išklausyti. Alvydo Vaicekausko, UAB Gintaro energija ir UAB Lygumų vėjas įgaliotamas atstovui Kęstučiui Mastusevičiui, Prienų rajono savivaldybės merui Bujanauskui, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Marcinkevičiui, Prienų rajono savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriui, plano rengėjui Kuzminskui. Motyvuoti pasiūlymai ir pastabos 13.01.25 Prienų rajonas dėl Pagermonio kaimo vėjo jėgainių detaliajame plane pastebėtų klaidų.
MUES asociacija Dvylikių kaimo bendruomenė ir žemiau pasirašę gyventojai išvardėme 11, 12, 11, 15 pradėtų rengti žemės sklypo kadastrinį numerį. Neskaitau. Čia va įrašytas jisai. Nuosavybės teisėmis priklausančių Alvydui Vaicekauskui, UAB Gintaro energija ir UAB Lygumų vėjas detalaus plano netikslumus, klaidas ir prašome jūsų pateikti atsakymus raštu į mūsų išdėstytas pastabas. Nežinau, čia kur tokios smulkios, ar visas? Visas, gerai. Detaliojo plano pagrindinėme brėžinėje yra padaryta spausdinimo klaida. Nurodytas neteisingas besiribojančios sklypo kadastrinis numeris. Nu ir numeris šitas. Detaliojo plano Antras punktas. Detaliojo plano pagrindinėme brėžinėje žemės sklypo kadastrinis numeris nenurodytas sklypo ribos. Iš brėžinio nesimato ar vėjo jėgainis, apsaugos zona nepatenka dar ant kieno nors kito žemės sklypo. Trečias. Detaliojo plano pagrindinėme brėžinyje nenurodytos vėjo jėgainių nulinės altitudės. Toliau. Ketvirtas. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys neatitinka 12 metų vasario 29 dienos Prienų rajono bendrojo plano numeris 365 sprendinių. 12 metų vasario 29 dienos Prienų rajono bendrajame plane numeris 365 yra nurodyta, kad būtina, čia citata iš plano, iš sprendimų, pastačius vėjo jėgainės apsauginių zonų vidinių perimetrų sodinti 15-20 metrų pločio želdinių juostas, kabutėse vėjo jėgainėms skirtuose žemės sklypuose. Citata baigėsi. Detalėjame plane yra suprojektuoti per maži vėjo jėgainių žemės sklypai, kuriuose netelpa numatomos želdinių juostos ir nėra net josios pavaizduotos. B. 12.02.29 Prienų rajono bendrajame plane numeris 365 yra nurodyta, kad, kabutės, atsinaujinančios energetikos jėgainėms numatyti rezervuoti apie 10 000 kvadratinių metrų žemės sklypo plotą įrangai įrengti. Ši teritorija aplink jėgainę turi būti nustatyta kaip ribotų naudojimo. Kabutės. Kabutės susidaro. Kur detalėjame plane yra pavaizduotos šios rezervavimo ribos. C. 12 metų vasario 29 dienos Prienų rajono bendrajame plane, tai 365 yra nurodyta, kad, kabutės, būtina parengti alternatyvios energetikos, vėjo jėgainių statybos, saulės energijos jėgainių, Prienų rajono savivaldybei priklausančiuose teritorijose galimybių studija, kur galima susipažinti su galimybių studija. Ar šis detalusis planas atitinka galimybių studiją? D. 12 vasario 29 Prienų rajono bendrajame plane, tai 365 yra teigiama, kad vėjo jėgainių parkus planuoti inžineriniai infrastruktūrai vystyti numatytoje teritorijoje, neįtakojant aplinkinių žemėnaudų tvarkomaisiais ir apsaugos reglamentais, bei atlikus poveikio aplinkai, poveikio sveikatai ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Kabutės susidaro. Šis detalusis planas negali būti tvirtinamas, pakol nebus atliktas poveikio aplinkai ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Atliekant strateginį vertinimą galimos problemos, kaip antai įtaka vietinių rūšių biologiniai įvairoviai ir buveinėms, turi būti nustatytos kuo anksčiau ir jei reikia, turi būti imtasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta didesnio poveikio arba užtikrinti, kad jis būtų kuo mažesnis. Pavyzdžiui, Lenkijoje draudžiama tam tikras augalų kultūras auginti po vėjo jėgainių. Ar šitie vertinimai yra atlikti, prašome juos pateikti. E. 12 metų vasario 29 dienos Prienų rajono bendrajame plane, tai 365 yra teigiama, kad būtina vėjo energetiką plėtoti tik tam tikslui tinkančiuose vakarinėse rajono teritorijose. Argi Papuonių seniūnija yra rajono vakarinėje dalyje. Tai ką ten rašoma?
12 metų vasario 29 dienos Prienų rajono bendrajame plane, tai 365 yra teigiama, kad atsinaujinančios energetikos jėgainių vietos bendrajame plane yra preliminarios, todėl tinkamos vietos paieška joms statyti bus vykdoma 10 km spinduliu. Tai kokiais teisiniais aktais remiantis buvo priimtas šis 10 km atstumas vėjo jėgainių vietos paieškai. 12 vasario 25 Prienų rajono bendrajame plane numeris 365 yra teigiama, kad siūlomos vėjo jėgainių statybos vietos buvo išrinktos atsižvelgiant į vidutinį vėjo greitį rajono teritorijoje, bet neįvertinus rekreacinių teritorijų plėtros tendencijų, kraštovaizdžio vertybių apsaugos, todėl neišvengta klaidų. Kokių imtasi, mūsų klausimas, kokių imtasi priemonių klaidų ištaisymui. 5. Parengtoje UAB infraplanas vėjo jėgainės planuojamos Pagirmunių kaime Prienų rajone poveikio visuomenės sveikatai įvertinime nėra įtraukta Pakuonio pagrindinė mokykla, Pakuonio medicinos punktas, kurie yra nutolę vidurkis iki 2 km nuo vėjo jėgainių. Nėra įtraukta. Parengtoje UAB infraplanas vėjo jėgainės planuojamos Pagirmunių kaime Prienų rajone poveikio visuomenės sveikatai vertinime teigiama, kad skaičiavimams naudotos triukšmingiausios jėgainės veikimo režimas 98 decibelai triukšmo. Šis teiginys kelia daug abejonių. Ar teisingi pateikiami duomenys? Pasidomėjus atliktų vėjo jėgainių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitomis pasirodo, kad 2009, apie kurį aš sakiau, šitos buvo pakilus, kad 2009 lapkričio 17 sutarties numeris, va čia įrašym, vertinime teigiama, kad vėjo jėgainė, kurios galingumas 250 kW stovo, aukštis 40 metrų, sparnų diametras 29 metrai, skleidžiamas triukšmo lygis yra 98 decibelai. 2009 metų rugsėjo ataskaitoje Lazdijų rajono Nemaniūnų kaime projektuotos vėjo jėgainės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje teigiama, kad vėjo jėgainė, kurios galingumas 225 kW, stovo aukštis 30 metrų, sparnuotės diametras 29 metrai, skleidžiamas triukšmo lygis irgi yra 98 decibelai. Planuojamoje Pagirmunių kaimo Prienų rajono vėjų jėgainių galingumai yra po 1500 kW, tai yra 6 kartus galingesnės nei anksčiau minėtos jėgainės. Pas mus statomų vėjo jėgainių stovo aukštis yra po 98 metrus, sparnų diametrai po 80. Triukšmo lygis vis tiek 98 decibelai. Kaip tai paaiškinama? Išvada. Skaičiavimai atlikti neteisingai, triukšmo apsaugos zonos įvertintos neteisingai. Nėra sumuojamos vėjo jėgainių suminis triukšmo lygis. Suminis. O to pasekoje, pastačius tokias galingas, sunešiotas vėjo jėgainės, kenties aplink gyvenantys žmonės. Vėjo jėgainės skleidžia ilgainiui tampančiais nemalonius, erzinančius, šniokščiančius garsus. Tyrimai parodė, kad net šunų, kačių nebegali laikyti netoli parko gyvenantys gyventojai, nes tiems gyvūnams nuo tokių dalykų išsiderina psichika. Žmonės kenčia nuo labai erzinančių triukšmų, kurį sukelia vėjo turbinos ir kurio yra daug žemesnis vertinis triukšmo lygis nei eismo ar kito triukšmo. Didelių abejonių kelia higienos normos, šiandien čia skaičiate. Akustinis triukšmas taikymas. Abejojame, ar Lietuvai pasitvirtinant tokią normą buvo matuojamas vėjo jėgainių specifinis keliamas triukšmas. Aplinkos apsaugos departamentų atrankos išvadoje neskaičiuojama vėjo jėgainių suminė galia ir neįvertinama bendrai sudedamas jėgainių triukšmas. Todėl turi būti patikrinta tokia moksliniais tyrimais pagrįsta metodika, pagal kurią būtų buvęs išmatuotas vėjo jėgainių keliamas triukšmas. Įvertinant jo nuolatinį poveikį
ištisą parą, savaitę, mėnesius ar metus keliantį triukšmą, įvertinus jėgainių skaičių, paros laiką, naktį ir dieną ir žmogaus sveikatai sukeliantį erzinantį jo pobūdį. Taip pat siūloma atlikti jau esamų, pastatytų ir veikiančių vėjo jėgainių stebėseną ir įvertinti gautus duomenis dėl poveikio aplinkai daromų žalos. Parengtoje UAB Infraplanas vėjo jėgainės planuojamos Pagirmonio kaime Prienų rajone poveikio visuomenės sveikatai vertinime nėra nurodytas vėjo jėgainės konkretus modelis, o yra numatoma, kad vėjo jėgainės bus statomos panešiotų. Nėra tikslų skaičiavimai, nes triukšmo lygio, nei šešėliavimų, nei viskas paskaičiuota kaip naujoms vėjo jėgainėms. Arkadna A4,0 ir Windfro 2,7 programos yra testuotos ir licencijuotos Lietuvoje. Parengtoje UAB Infraplanas vėjo jėgainės planuojamos Pagirmonio kaime Prienų rajone poveikio visuomenės sveikatai vertinime, kuris yra paviešintas internete, nėra pateiktas nei vienas priedas, su kuriuo būtų galima susipažinti. Taip pat šis vertinimas nebuvo eksponuojamas Pakonių seniūnijos stendų lentoje nei iki lapkričio 21, nei lig šiol, iki sausio 25. Vėjo jėgainės yra galingas negirdimų arba mažai girdimų infragarso šaltinis. Tai žemų dažnių, žemesnio nei žmogaus girdimumo riba virpesiai. Žmogaus ausiai negirdimas infragarsas, turintis didžiausią neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Sklinda 10 kilometrų. Tai garsas, kuriuo žmogus negirdi, bet kuris turėdamas didelę energiją ir bangos ilgį, sklinda toliausiai, kuriuo nesulaiko namo sienos ir kuris tyrimo duomenimis labiausiai ir veikia žmogaus organizmą. Tas pojūtis dažniausiai susijęs su savijautos pablogėjimu, nerimu, įtampa, galvos skausmais, kurį sukelia infragarsas. Nuo 2010 sausio 1 įsigaliojo Lietuvos norma, ką šiandien skaičiai, kad kabutėse infragarsas ir žemų dažnių garsai ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose. Šiuo teisės aktu siekiama valdyti infragarsų ir žemų dažnių garsų neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Ši higienos norma yra privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims rengiantiems statinių ir kitų renginių projektus. Todėl planavimo organizatorius ir projektų rengėjas turėtų pateikti duomenis visuomeniai apie vėjo jėgainių keliamą infragarsą ir žemų dažnių garsus. Lietuvoje veikiančių analogiškų šioms projektuotoms vėjo jėgainėms atliktų tyrimų rezultatus ir metodus, kuriais prognozuojamas infragarso ir žemų dažnių garsų sklidimas gyventojų gyvenamosiuose teritorijose ir jų gyvenamuose pastatuose. Teisinis pagrindas čia yra įrašytas. 10. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 4 straipsnio 1 punktas numato, kad turi būti nustatytas, apibūdintas ir įvertintas galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės veiklos poveikis materialinėms vertybėms. Būsimas gyvenimo kokybės pablogėjimas, pastačius kaiminystėje vėjo jėgainę, dėsningai visiškai numuša žemės ir pastatų, net esančių dideliu atstumu nuo jėgainės vertę, padarant nuosavybę bevertę. Net liekant poveikio aplinkai vertinimų, nėra nustatoma, kad vėjo jėgainių veikla paveiks šalia ir jų esančių objektų vertę, ar jie netaps beverčiais. Turi būti atliktas šalia esančių nekilnojamo turto ir veikiančio verslo vertinimas, išaiškinant, ar nenuvertės žmonių turtas. Teisinis pagrindas – turto ir verslo vertinimų pagrindų įstatymas. Taip pat planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 4 straipsnis 1 punktas. Poveikio aplinkai vertinimo tikslai – nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galima tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologiniai įvairoviai, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosios kultūros vertybėms, bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. 11.
Pažymėtina, kad pagal ES teisės aktus poveikio aplinkai vertinimui suteikta didelė svarba, atsižvelgiant į vieną svarbiausių atrankos kriterijų – veiklos mastą. 85 metų birželio 27 dienos tarybos direktyvos numeriai, jau neskaitysiu dėl, čia viskas surašyta, dėl tam tikrų valstybės ir privačių poveikių aplinkai vertinimų su paskutiniais pakeitimais padarytas tais 2003 gegužės 26 dieną Europos parlamento ir tarybos direktyva, čia numeris 4 straipsnio 3 dalies nuostatos įpareigoja valstybės narės pasirenkant vertinimo procedūras atsižvelgti į tokius kriterijus: projekto dydį, poveikio dydį ir kompleksiškumą, poveikio trukmę, dažnumą, sąveiką su kitais projektais. Tarybos direktyvos 3 priedas. Todėl mūsų reikalavimas atsižvelgti į tokių vėjo jėgainių parkų steigimosi mastą, žinant jų nuolatinį poveikį sveikatai ir ilgaamžį veikimą, numatoma 25 metų į vėjo jėgainių veikimo terminą, yra pagrįstas. Savo ruožtu tai įgalina reikalauti pilno poveikio aplinkai vertinimo atliekant bei pareikalauti, kad pats projekto užsakovas sutiktų visą informaciją apie vėjo jėgainių daromą neigiamą poveikį aplinkai. Atsižvelgdamas be kita ko į naujausias žinias ir vertinimo metodus, minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 dalies A ir B papunkčiai. Teisinis pagrindas 85 birželio 27 tarybos direktyvos numeris dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimų su paskutiniais pakeitimais padarytais 2003 gegužės 26 dieną Europos parlamento ir tarybos direktyva, čia numeris. Daugybė gyventojų, gyvenančių šalia numatytų statyti vėjo jėgainių, nepritarė vėjo jėgainių statybai. Tai liudija žmonių surinkti parašai, akcentuojant, kad mes protestuojam prieš vėjo jėgainių statybas, kurios yra planuojamos Pakirmonio kaime, Pakuonio seniūnijoje, Prienų rajone ar kitoje Lietuvos vietovėje, jeigu nėra visų vietinių gyventojų gyvenančių 3 km spindulių nuo vėjo jėgainių sutikimų dėl vėjo jėgainių statybos. Šiandien pateikėme jums virš 400 parašų ir pridedam prie motyvuotų pasiūlymų. Sutinkat? Buvo išdėstyta, dabar čia tai yra pasiūlymai jūsų visų vardu, į juos jūs gausite irgi oficialų turėsit gauti atsakymą. Aš gal iš karto ir pakomentuot būčiau apie tą patį ir šnekėjęs, taip išėjo, kad patekau energetikos komisiją Seime ir buvo energetikos komisijos pirmasis posėdis, sudarytas darbų planas šiems metams. Į tą planą, ir šiandien buvo ir iš infraplano nuskambėjo, kad šešėliavimas Lietuvoje yra nereglamentuojamas, infragarsas nereglamentuojamas, tai tą planą įtraukiam, kad būtų reglamentuotas ir šešėliavimas vėjo jėgainių. Tas jau buvo bandyta daryti praeitos kadencijos metu Seime ir buvo įpareigota aplinkos apsaugos ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija, buvo ir komisijos sukviesos, bet galutinio rezultato nesigavo. Nebuvo. Tai vat, norėjau tą pasakyti susirinkimo pabaigoje apie šitą reikalą, bet išprovokavo anksčiau. Ir tuo pačiu dar norėjau pasakyti vakar vakare, taip jaunimas sako, googlinau internete ir susiradau tokią įdomią informaciją, aš išsiverčiau labai trumpą santraupą. 11 metais Londone vyko 10-asis tarptautinis kongresas dėl triukšmo kaip visuomenės sveikatos problema, konkrečiai dėl vėjo jėgainių. Ir tam kongrese buvo pristatytas tyrimas, kuris buvo vykdomas Jungtinėse Amerikos valstijose, Mars Hill'e. Ir aš šį vien dėl to pasiėmiau, nes ten irgi yra vėjo jėgainių parkas ir kaip tik visos vėjo jėgainės yra po 1,5 megavato. Tai man labai patiko tas, kad tam tyrime buvo apklausos būdu apklausti visi gyventojai, kurie gyvena nuo jėgainės ne daugiau kaip 1400 metrų ir jau nuo 3500 iki 6000 metrų, tai kas yra iki 6 km, jau atrankos būdu, ne visus apklausė.
Ir tas pagrindinė išvada to tyrimo yra tokia, kad jėgainių veikimas sutrikdo miegą ir neigiamai veikia sveikatą tiems, kurie gyvena netoliese iki 1400 atstumo. Ir tas atstumas turėtų būti laikomas nesaugus. Tai, kaip ir minėjo pirmai, Anglijos lordų rūmai irgi internete parašyta. Ir aš parlamentinio tyrimo departamente užklausiau apie Anglijoje buvo siūloma prieš 2 metus, jeigu jėgainės, tikriausiai čia neturiu, bet esmė yra tokia, kad nuo 50 iki 100 stovo aukštis jėgainės yra siūloma apsaugos zona berods kilometras. Lygiai tas pats ir Airijoje yra dabar pasiūlyta ir yra pateikimo stadija praėjus, dabar yra tas pasiūlymas svarstymo stadija. Dabar yra, šiandien Anglijoje, bet taip pat Anglijoje buvo čia keletas kreipinių yra ir savivaldybė, nors savivaldybė, kaip žinote, ne viską gali padaryti, kai yra jau įstatymai priimti ir nutarimai vyriausybės, ir kuriais vadovaujasi jie, ir jūsų balsu, kur vadovaujatės jūs. Bet kaip matome, jūsų yra tik balsas, o jie susiplavę įstatymais. Ir pagal tuos įstatymus vykdo savo darbą. Ir kaip gerbiamas mūsų Seimo narys sakė, kad galima yra ir visos galimybės pakeisti tuos įstatymus. Yra Anglijoje taip, ten Vokietijos taip yra. Ir jeigu pas mus, jeigu bus kreiptas į Seimą, bus pakeisti įstatymai arba vyriausybė pakeisti kurios nutarimus, pakeis atstumus, viskas keistis. O vien tik tai kalbom, mes tikrai nepakeisim. Ir aš manau, kas liečia mūsų savivaldybę, kas liečia tarybą dėl plano, kur yra klaidos, tai tos klaidos yra ištaisomos. Visi klaidų padaro, gal tas planas kažkur tai yra klaidų. Jau bus ištaisytos. Bet ar tos mūsų ištaisytos klaidos vėl padės jums? Tie atstumai tai nesikeičia. Vis tik Lietuvoje savivaldybės turi didelę valdžią ir kai kuriuose srityse didesnė negu vyriausybė. Ir man atrodo, tik reikia valios ir noro vykdyti konstitucinę pareigą tarnauti žmonėms. Tiesiog niekas netrūksta. Per tuos metus kiek Niekas netrūkdo, man atrodo, Prienų rajono savivaldybei pradėti ruošti specialų planą, kuris ir būtų įstatymas vystyti vėjo jėgainės rajone, tai yra saugiose ir tinkamose tam vietose. Reikia tik tai noro. O savo ruoštų, aišku, savivaldybė irgi gali kreiptis į šitą vyriausybę, viską dėl šitų normatyvų ir taip toliau, bet savo ruoštų gali tiesiog, žinokit, čia bus nelaimė visam rajonui ir savivaldybė yra arčiausiai žmonių ir turi kažkaip tai atsižvelgti, kad nebūtų rajonė ir kraštovaizdis ir bus negyvenamos vietos, bus dykynės. Darybos sugrįžti ir meras daugia žemė. Labą dieną, aš dar porą žodžių. Norėčiau kraštiečiam irgi oponuoti, todėl kad nereikia kaltinti šiuo atveju savivaldybės ar vadovų. Taip, jūs priminėte teisingai viską padarėte, maslabu gerai. Yra parengtas bendras planas, yra rengiami detaliai planai. Ir viskas buvo viskas paderinta, suderinta ir netitinka ir savivaldybė neįsigina, kad kažką prieš jūs daro. Mes einam su jums, aš ne viską pasakiau. Tai apie sklypus aš nekalbu, tai yra privati žemė, nei meras, nei direktorius, jie disponuoti negali, kaip ir jūsų sklypais visais. Bet jūs gerai sakot, turim Seimo narį,
Mes, kas bėgo, jeigu Lenkai surašė tokį raštą, nereikia mums ne Lenkų. Ir mūsų savivaldybė gali puikiausiai kreiptis į savivaldybę asociaciją, gali į Seimo narį kreiptis, rašyti raštą, gali vyriausybė visas instancijas, kur mes ir privalom tą daryti, mes tą ir padarysim, kad pasikeistų ir atstumai ir statytų tas jėgainės negyvenamosiose teritorijose. Turim durpynų, turim karjerų apleistų, negyvenamų teritorijų, va ten reikia. Tai jūs teisingai viską ir sakot, rezumė koks yra, kad viskas, tikrai, kad žmogui nekenktų, apie tai eina bendra kalba. Kas iš jūsų sakė, čia būtent Pakonių apylinkėje, Pakonių seniūnijoje šitą visą darytą? Tai kaip ir visoje Lietuvoje, kas ką stato, kas ką mūlė. Tai yra žmonės, yra investuotojai, kurie padarė verslo planą ir ieško tų vietų. Nu, pas mus rado. Rajonui ką duoti? Jūs manęs nemuikit, aš užsakė tą kelią. Kas pardavė? Mums aš aš nežinau, kodėl nežinau, jūs čia sakė, kai aš savo kelią Nekalbėkime jau to vargo, pakentėkime. Labą dieną, aš džiaugiuosi, kad visą tai prasidėjo Pakonėje, kad neišplis visam rajone. O visą tai labai lengva sustabdyti. Ir šiandien dieną mes galim ginčytis, sakyti, kad meras turi rašyti Seimo nariui, Seimo narys sakys, kad meras turi daryti. Yra procedūrus, yra paprasti dalykai. Yra rajone patvirtintas detalusis planas, kur gali būti elektrinė. Tai dvi vietos, kur negali būti. Tai Jiezno seniūnija ir Birštono savivaldybė. Tai vat gali būti, kad visas rajonas negali statyti elektrinių visam rajone. Tai tarybos yra sprendimas, galimas naujas inicijuoti sprendimą detalaus plano keitimą. Vienas paprasčiausių būdų ir visi ramiai gyvena. Tai nėra sudėtinga, ten analizė nėra, bendrųjų planas, prašau, nėra gerai padaryta analizė poveikių gamtai ir visiems kitiems dalykams. Tai aš manau, iniciatyva iš tarybos ar iš merų, jeigu atsiras ir padarys naują detalųjį planą, kur neleis visam rajone statyti, visi ramiai gyvensite. Ir nebus vėjo jėgainių. Tai šitą sustabdyti, aišku, nes vienas kitam prieštaraus. Šitą stabdant teikti naują. Ir bus paprasčiausia, nereiks nei teismų, nei kariauti, o vėjo jėgainių atstovai tada tegul ieškosi vietos kitur. Aš manau. Pritarėm vienbalsiai šiai idėjai rašyti peticiją, valdžiai visi pasirašom ir nors be to mes pasirašėm ir 400 parašų turim. Ir dar naujai renkam, dar naują sprendimą, kad panaikintų šitą ir Čia Pakonio? Įrašykit, kad reikalaujam, prašom sustabdyti ar pakeisti, ar patikslinti, ką jūs ten turite. Ir jūs patvirtinat savo balsais. Pakeliat ranką. Vienbalsiai yra priešingų. Nėra tikrai priešingų. Pakelkit ranką. Prašom. Mes tai parašysim. Parašysim. Tai jeigu daugiau pasisakančių nėra, tai labai ačiū, kad visi sudalyvavo. Labai įdomios nuomonės, išklausėm. Turėsim darbo. Ačiū labai garbingiams svečiam, kad sudalyvavot. Ir šį susirinkimą skelbiu baigti.